Lietuvių kalbos pamoka, 6 vidurinė, 4 klasė. Lyja, o aš pro langą stebiu, kaip jauni vyrukai ir merginos baltomis skarelėmis jaunimo parke sodina gan liaunus berželius, dar ąžuoliukus. Viešpatie, kada tai buvo? Kur dabar jie? Kur dabar tu? Su savo svajonėmis, kurios virto darbais, su berželiais, kurie virto gražiausių parų. Tu, kuris kiekvieną rytą skubi į darbą, augini vaikus, augini savo verslą. Tu, inspiruotas kadais čia gyvenusių, bei kūrusių garbingų ir talentingų žmonių. Tu, kuris rūpinėsi, kad gatvės būtų saugios. Tu, stovintis prie lentos apsuptas mokinių, ar su baltu chalatu gelbėjantis gyvybės, ir net tu, kuris dar tik žengi pirmuosius žingsnius. Tu ir esi Alytus. Man atrodo, kad vaikščiodama gimto miesto gatvėmis, aš vis dar ieškau tos 10-metės mergaitės, smalsios ir nebijančios drąsiai svajoti. Kaip niekada aštriai juntu laiko svorį, valandas, minutės, kurios ne šiaip savo laikas, slenkantis laikrodžių ciferblatais, o mano gyvenimo gyva, neiškertama dalis. Matau save abiturientę, priimančią sprendimus. Matau save moterį, sutinkančią naujus žmones ir naujus iššūkius. Bet žinote ką? Miestą kuriame kiekvienas atskirai ir visi kartu. Tu esi miesto atspindys. Kai tu augi, auga visas miestas. Nebijok svajoti, mergytė, nes svajonės pildosi. Tu esi šio miesto širdis, jo stiprybė, tu jo ateitis, plukdanti savo svajones ir siekius su gaivia bangele.
Labas vakaras, alytiškiai, labas vakaras, miesto svečiai. Labas vakaras, ponios ir ponai, labas vakaras, mano mylimas Alytau. Jūsų ovacijos dar kartelį Alytaus artistėms, kurios taip puikiai pradėjo šį iškilmingą apdovanojimo vakarą. Ačiū Jums! Labas vakaras, Eglė. Labas vakaras, dar kartelį Alytau. Šį vakarą aš jaudinuosi. Kodėl mano širdis spurda daugiau negu reikia? Todėl, kad mane užlieja nuostabus mano vaikystės vasarų prisiminimai. Ir aš tikrai su nekantrumu laukiu, kuomet ant scenos mes išvysime tuos žmones, kurie ir daro šį nuostabų miestą Alytų tokiu įsimintinu ir mylimu. Taigi, šį vakarą mes matysime daug šviesos. Eglė, jūs šį vakarą irgi spindite. Taip, ir aš net nebejoju, Vytautai, kad šį vakarą mes išvysime daug spindinčių ir spinduliuojančių žmonių, nes iš tiesų spindėti ir spinduliuoti galime mes tik tuo met, kuomet sutinkame kitą žmogų, kuomet esame šalia jo, tarsi veidrodžiai atspindime kitą ir galime būti atspindėti. Na, o jeigu lygiuojamės į kūrėjo atvaizdą žemėje, norime jį atspindėti, vadinasi, mūsų paskirtis yra kurti ir dalintis šviesoje. Tikrai taip, Šekspyras yra pasakęs, šviesos, daugiau šviesos. Šį vakarą šviesos bus tikrai pakankamai ir ne nuo šių prožektorių, o nuo tų žmonių, kurie žengs į šią sceną ir skleis tą vidinę šviesą. Taigi, Alytus turi puikią tradiciją tuos žmonės pakviesti į šią sceną ir apdovanoti juos. Ir šį vakarą šie metų apdovanojimai jau bus tradiciškai įteikti net 12 kartą. Na, o kad galėtume pagerbti ir padėkoti labiausiai nusipelniusiems Alytaus žmonėms, į 13 nominacijų buvo pasiūlyta net 120 kandidatų. Laureatams bus įteiktos specialiai šiai progai pagamintos Alytaus širdelės statulėlės. Labai simboliška, nes rytoj penktadienis ir alytiškiai myli penktadienį turbūt, taip? Kaip ir visi pasaulyje žmonės myli penktadienį, taip? Ir rytoj Valentino diena, taip? Ir vyrai tyli, nes dabar suprato, pamiršau gėlių nupirkti. Nieko tokio, vyrai, dar yra laiko, tikrai. Bet jeigu mes kalbame apie meilę, mes be abejo negalime pamiršti ir tos meilės, kuri sujungia bendruomenę. Ir šį vakarą mes kalbam apie ypatingą bendruomenę, kuri myli Alytų ir daro dalykus, siekdami ne vien tik tai gero sau, bet ir visam miestui.
Taigi, visa tai yra daroma nesavanaudiškai. Tie žmonės sako myliu ir tie žmonės sako myliu tuos, kurie yra aplinkui. Ir visa tai sutelpa žodyje Alytus. Į sceną kviečiame Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį. Labas vakaras, mėly alytiškiai, ir tikėtina, pasakysiu nepasididžiuodamas, gražiausio mūsų miesto svečiai. Žinote, praėję metai jau praėjo. 24 metai įsirašė tikrai garbingą ir ilgą 443 metų istoriją. Tačiau tie metai buvo kažkokie kitokie. Dažniausiai žmogus žiūri į priekį, kaip ir jūs šiandieną žiūrite į priekį į mane, į priekį žiūriu ir aš. Ir dažniausiai žmogus žiūri, kas bus rytoj, ką minėjo Valentino diena, kas bus net šiandieną, mes laukiame toliau, kas lips ant scenos, kas laukia mūsų savaitgalį, kas laukia kitą pavasarį. Mes visą laiką žiūrime į priekį, tačiau žmogui kai kada reikia stabtelti ir pažiūrėti atgal. Kokie metai buvo Alytui? Žinokit, atsakymo neturiu. Nes Alytus tai ne pastatai, ne keliai. Alytus tai tu. Alytus tai jūs. Ir kokie metai buvo jums, tokie metai buvo mūsų miestui. Kiekvienam iš jūs, jei susimastytume, kokie buvo 24-ieji, tikėtiname šį salėje surastume daugybę atsakymų. Vieniems geri, kitiems labai geri, o kitiems tokie šiaip savo. Vieni kažką atrado, kiti prarado. Vieni tuokėsi, kiti skyrėsi. Vieni susilaukė vaikų, galbūt anūkų. Vieni sirgo, kiti sveiko. Bet šiandieną mes stabtelname ir pasižiūrime, kokie tie metai buvo mūsų miestui. Jei pažvelgus atgal į mūsų 24 metų istorijos taką, pamatysime daugiau nei 50 kelis tūkstančius įspaustų kojų. Tačiau 66, kiek yra ir nominantų, pėdos įspaustos labiau. Žinote, tos pėdos yra visos skirtingos. Vienos pėdos mažos, kitos pėdos vienadienės, o kitos pėdos spaustos labai ilgai. Visą žmogaus gyvenimą. Kai kada prie tų pėdų matome ir kitas pėdas, nes tie žmonės, kurie lips čia ant scenos, kai kada padarė visą tai ne vieni. Su savo šeima, su savo draugais, su savo komanda. Šiandieną mes pamatysime žmonės, kurie mokina mūsų vaikus, kurie organizuoja kultūrinius renginius, kurie padarė didvyriškus poelgius praėjusiais metais, kurie pasižymėjo kultūroje, sporte ir visur kitur. Šiandieną dažniausiai dzūkai pagaili gražaus žodžio, kai kada pagaili ir žodžio nuoširdaus ačiū. Tačiau šiandien aš net nebejoju, kad bus daug nuoširdžių palinkėjimų, komplimentų ir gražių žodžių. Tad visiems gražaus vakaro ir įspūdingų emocijų. Lai laimi geriausia. Dėkojame Jums, merą. Na ir tęsiant mero paminėtus 2024-uosius, kokie jie buvo, būtent tai mes jūs ir kviečiame pažiūrėti štai šiame didžiuliame ekrane. Taigi, dėmesio 2024-ieji, kokie jie buvo Alytui. Alytus tai ne tik pastatai ar gatvės. Alytus tai tu ir aš. Mes visi kartu kūrėme miesto istoriją, o praėję metai joje paliko ryškų
įrašą. Miestas tapo patogesnis. Kasdieninės kelionės į darbą ar namus tapo sklandesnis. Važiuojame greičiau, su mažiau duobių ir dulkių. Dviračiai susisiekėme lengviau, vaikus paleidžiame saugiau, o ir pėsčiomis mums visiems vaikščioti tapo paprasčiau ir komfortiškiau. Miestas vis labiau žalesnis. Nauji parkai kviečia sustoti ir atsikvėpti. Patogūs suoliukai laukia pavargusių praeivių ir istorijas pasakojančių senjorų. Vaikams atveriamos vis naujos žaidimų erdvės. Sveikatos takas tampa gyvybinga miesto arterija. Mes kuriame ne tik žalesnį miestą, bet ir gyvename tvariau. Miesto autobusai vis tylesni ir ekologiškesni. O įstaigų pastatų stogai neša tiesioginę naudą. Ten įrengtos saulės elektrinės gamina švarią energiją mums visiems. Miestas dar labiau šviečia ir tiesioginė, ir perkeltinė prasmėmis. Kai nusileidžia saulė, miestas suspindi naujai. Pakeisti šviestuvai ir suteikia daugiau jaukumo ir daug. Dar ryškiau miestas šviečia per žinias, talentus ir mokslą. Švietimo sistema tampa vis inovatyvesnė. Rūpinamės kiekvieno jutiškiu, nuo paties mažiausio iki tų, kurie atverčia naujus gyvenimo knygos puslapius. Miestas tapo patrauklesnis verslui. Šimtams pasakojome apie galimybės Alytuje. Nes tai yra vieta, kur verslas ne tik įsikuria, bet ir įleidžia šaknis. Pramonės parkas auga ir pasiruošęs laukia naujakurių. Miestas nepamiršta žmonių, kurie šį miestą kūrė, kurie statė namus ir sodino parkus ir galvoja apie tuos, kurie čia dar galėtų atsikelti.